Nėra čia ko laukti. Pajudam. Važiuojam. Palauk, taip. Galim taip. Aš nežinau, kaip patogiau. Mašinų, kad galime, tai darau. Važiuojam. Tai mes dabar ką darom? Dabar rinksim vienas kitam. Ir vėl vienas kitam. Ir vėl vienas kitam. Ir vėl tu man priekaištausi dėl tų spalvų. Ir vėl tu man priekaištausi. Bet aš tave išdresiruosiu taip, kad tu labai gerai mokėsi. Sounds good. Jo, ir tu net paskaitysi moters mintis, ko jinai. Kokiais kriterijais jinai renkasi, tą pačią liemenėlę. Tai aš manau, galim pradėti nuo bėgimo ir nuo vyriškos kolekcijos. Pradam nuo manęs? Tikrai taip. Aš žinau, kur yra. Galiu palytėti vėl. Tai va, tai žiūrėk, tai mėlyna, kadangi mes jau suprantam, kad tu mėlyna turi treniruočių, ne? Savo garderobę, tai manau, kad mums reikėtų pasirinkti visai kitą. Bet aš gal galiu su tą pačią maikutę bėgti? Ne, žinok, mums reikėtų kitos medžiagos pasirinkti, ypatingai bėgimui skirtą, tai kad jinai kitaip ir ganis, nes bus medžiaga visai kitokia, jinai bus kur kas plonesnė, tau bus kur kas patogiau ir komfortiškiau bėgti su ja. Supratau, nu pasakai, tu žinai. Jo, žinok, ir aš manau, kad šita spalvytė yra tai, ko aš norėčiau matyti, kad tu bėgtum su ja. Suduok, kaip tu įsiskirtum, tau net nereikėtų atšvaitų. Man net bėgti nereikėtų. Jinai pati už tave bėgtų. Super, imam. Imam. Tu mano dydį žinai. Bet ir šitą žalę, spalvytę gerą. O pasakyk dabar, pasakyk. Gera. Čia yra žalia ar mėlyna? Jinai tokia žaliai mėlyna. Žaliai mėlyna, nu tokia skaidri. Šortų, manau, kad juoda yra klasika ir... O gal net pilka? Kodėlgi ne? Kodėl aš prieškart prie tos juodos? Tu jau prieš tai pilką norėjai, tai gal pratęsiam tavo, grįžtam pilką, tai pilka. Taip, ir čia pažiūrėk, kokie lengvučiai. Kaip jie skiriasi nuo treniruočių. O, visai kitas reikalas. Ką aš tau sakau? O tu dar norėjai... Paklausyk, dedam timpas papačią. Ne, žinau, bėgimo nereikia. Nereikia? Nebent tu dabar bėgsi. Ar tu, aš manau, gal tu kaupi krepšelį... Iš karto norėčiau. Tai gal pirmą, iš karto nuo timpų tuomet pradėkim. Nes vis tiek dar biškai, jeigu palis, pažiūrėk, pirmanį dar sakė snigs. Plonytės įmam va tokias. Pažiūrėk, ar tikrai per storus, pažiūrėk medžiagą. Nu, šitos net plonesnės. Įkalbėjai, įmam. Tu turbūt neini su vyru apsipirkinėti, nežinai kaip su mumis sunku. Emas, prašau. Ačiū. Turim? Važiam. 1, 2, 3. Jo, nebent tu norėtum juodų šortų. Bet medžiagą paliekam tokią pačią. Ant viršaus su maikute, lauke +2, +3. Ne, tai reikėtų, tuomet mums reikėtų kažką su ilgom rankovėm. Nes jeigu karšta bus, tai tu gali prasisekti krūtinę, supranti? Tai tau ir medžiaga labai gera irgi. Man svarbiausia, man patinka, žinai, visos tos medžiagos tokios lengvos yra, jo, ir gerai išgarina prakaitą. Ir aš manau, kad nuo lietaus tu galėtum pasiimti ir striukę. Nuo lietaus. Tu važiuok, kokia jinai lengva. Koks komfortas, ką? O, visą setuką kokį turėsiu, fantastika. Tik, o kaip tu galvoji bėgti, su kojinėm, basom ar su batais? Aš galvoju bėgti su kėdukais. Su kėdukais ir man reikia labai patogių bėgimo batelių. Greičiausiai mes išrasime, ar ne? Į ką tau krenta labiausiai? Aišku, į žalę kažkodėl, bet man dabar pagal tavo šitą surinktą setą žalė gal nelabai norėtųsi. Pavyzdžiui, aš spalvinę gamą žiūriu. Kaip tau? O jeigu praktiškiau ką nors? Jo, nes... Nu, biškai dar balų bus. Tai imam tuomet Gore-Texus mūsų. Imam Gore-Texą dar, ar ne? Nu, karšta vis tiek nebus, jo. Ir labai geras sukibimas. Turiu minį, man čia žiemą ypatingai buvo bėgiot labai gerai su jais. Per balas ir į mišką bus pats tas, ar ne? Pats tas, tikrai, aš labai patenkinta. Tai manau, čia juoda spalva labai gerai tiks. Ir tie ir patvarus rašo apie šitos. Ir žinok, aš garantuoju iš savo patirties. Tu sakai? Tu žinai. Imam šitus ir važiavam toliau. O kur tu bėgsi? Kur tu šiaip bėgioji kiekvieną dieną? Va rytoj tavo bėgimo treniruotė, kur tu bėgsi? Nu, matai, kadangi aš esu Trakiškė, tai aš bėgu Trakuose labai dažnai. Bet jeigu Vilniui, bėgu Valakampiuose arba Vingio parke. Ok. Jo. O, čia spalvyčių turim, visko turim. Taip. Liemenėlė tiks ta pati bėgimui, ar reikia kitos? Ne, žinok, tinka puikiausiai. Puikiausiai tinka, ar ne? Gerai, sakėm, šortukų galbūt ne. Timpos, turim vieną variantą. Turim antrą variantą. Man šitos gražiau atrodo, bet šitos jaučiu, kad bus praktiškiau. Ne taip karšta bus. Taip, jos yra plonesnės. Galbūt jos tokios plonytės. Taip, jos plonesnės. Ar ne? Kaip tau pačiai? Kadangi aš esu pati tokia minimalistė, tai, nu, supranti, kad aš labiau už tokį minimalesnį dizainą, bet aš sutinku su tavim, kad šita medžiaga jinai plonesnė bus ir man bus kur kas praktiškiau su ją.
O gal nori kelnių? Labai mėgstu su kelnėm. Su kelnėm, ar ne? Jo, ir šitą medžiagą aš jų gal nežinau. Taip. 4 ar 5 turiu, man labai patinka. Jos gal kiek platokas į apačią? Emas? Bet jos labai patogios. Ir labai... Galim Emą, imkim Emą. Emas, važiuojam. Šitas dedam atgal. Jo, kilnyką. Nenešioju. Bet šitas labai kliūna man į akis. Kaip tau šitas? Tau šitas griūna? Man jis patinka, bet mane čia sužavėjo kakliukas. Supranti, kad... Nebus šilta, jeigu bus graži diena. Bus, bet jeigu vėjas. Jeigu vėjas, supranti? Nu gerai. Nes čia tu dar turi ant kaklo. Aš jau supratau, ne, tai aš jau viską supratau. Man patinka, kad tu supratingas. Čia labai gerai. Viskas, ir spalva, ir modelis, viskas vietoj. Gerai. Tai turim arba čia, šita jau yra mums truputėlį gal per šilta. Va, Elas. Nu labai. O, čia kaip kvėpuojas gerai. Ne, čia prakaituojas. Jo, aš panašų modelį turiu, tu labai irgi esi patenkinta. Jeigu ką, ir man pastovi. Važiavam prie kėdų. Nu gerai, pasirinkimas didelis, gausa, bet man labiausiai akis kliūna už va šituvą. Labai geras skonis. Geras skonis, ar ne? Geras skonis. Puikus. Irgi Gore-Texas, čia labai panašus modelis kaip kitoks, jo, bet kitoks, bet irgi va. Sukibimas, spalvytės gražios ir jokio pralaidumo nebus, galėsi per balas bėgioti. Prašau, Alba. Aš jau nekantrauju išbandyti. Tai gal ir einam matuotis. 3, 2, 1, važiavam. Opa, prašau. Aš tai varau iš karto prasibėgsiu, nes labai patogu iš tikrųjų. Labai gerai. Ja. Man viskas labai patinka ir aš labai patenkinta tavo pasirinkimu. Ar ne? Nu, daug geriau negu treniruotės išrinkau, ar ne? Ir žiūrėk, aš dar turiu pakočią. Šitą parodys spalva. Va, iš toli. Va, matai, tu iškart įsiskirsi. Ir labai stilingai įsiskirsi. Visi, kurie bėgs maratoną, mane už 40 km matys. Visą distanciją galėsiu nutolti. Labai. Ir batai labai patogus, šortai labai patogus, labai. Timpos kaip gerai apsitempė. Pasaka. Ir kelnės tavo labai gražios. Man jos ir labai patogios. Aš net nejaučiu, kad aš su kelnėm. Įsivaizduoji, kad aš turiu net pasižiūrėti ir aš tikrai su kelnėm. Jos ant tiek patogios. O ką aš tau sakiau dėl šito daikto? Geras. Man net nereikia kaklaraištės. Opa. Va, žiūrėk. Supratau. Nu. Būna tokių vyriškų. Eisi ieško. Manau, kad rasi. Labai gerai. Tai žiūrėk, aprangėlės turim. Aprangos žiauriai patogios, gražios, viskas ok, nesėjom. Tai gal prie to paties iš karto ir ištestuojam į lauką ir prasibėgam. Tikrai taip nėra ko laukti. Vingio parkas čia netoli. Oras geras. Judam.